Sekmadienį Peru sostinėje Limoje finišavo 33-asis Dakaro ralis. Dykumų maratono lenktynės šiemet taip pat sulaukusios gausaus būrio dalyvių truko 2 savaitės. Pasiryžusiems įveikti smėlynus ir kitas gamtos paruoštas kliūtis teko įveikti beveik 9000 km, pervažiuoti per 3 Pietų Amerikos valstybės. Šiemet ralyje motociklų startavo ir vienas lietuvis, vairavęs Yamaha. Gintautas Igaris maratoną pradėjęs užtikrintai kiekviename greičio ruože iškovodavo vis aukštesnės pozicijas ir galiausiai finišą pasiekė 81 iš 97 lenktynės baigusių sportininkų. Geriausiai lietuviui sekėsi 12-ame etape, kuriame jis finišavo 70. Primename, kad iki šių varžybų vienintelis Dakaro lenktynėse dalyvavęs motociklininkas Mindaugas Lapšys 2009-aisiais su KTM motociklu užėmė 99-ąją vietą. Motociklininkų klasėje nugalėtojo titulą po metų pertraukos susigrąžino 10 vietą paskutinėme etape užėmęs prancūzas Cirilis Despresas su KTM. 12 kartą Dakaro lenktynėse dalyvavęs ir 4 kartą nugalėjęs prancūzas net 53 minutėmis ir 20 sekundžių aplenkė praėjusiais metais triumfavusį ispaną Marką Komą, taip pat vairavusi KTM. Jis finišo dienos išvakarėse sugebėjo užsidirbti dar ir valandos baudą. Cirilas Despresas Dakaro ralyje triumfavo 2005, 2007, 2010 metais ir šiemet. Lietuvis nuo prancūzų atsiliko beveik 28 valandomis. Keturračių motociklų klasėje sekmadienį pirmas finišavo argentinietis Tomas Mafėjus, o bendrojoje įskaitoje antrus metus iš eilės triumfavo jo tėvynainis Alejandras Patronelis, vairavęs Yamaha. Automobilių ir absoliučioje įskaitoje 10-ąjį Dakaro ralio nugalėtojo titulą iškovojo legendinis 45 metų prancūzas Stefanas Peterancelis, atstovavęs mini komandai. 4 kartą automobiliu ir 6 kart motociklų Dakare triumfavęs prancūzas sekmadienį finišavo 10 ir bendroje įskaitoje artimiausia persekiotoja ispaną Nani Roma taip pat su mini aplenkė daugiau nei 40 minučių. Įdomu tai, jog su mažaisiais mini kurį laiką dėl aukščiausių pozicijų varžėsi ir didysis Hammer, pilotuojamas Robio Gordono. Sunkvežimių klasėje 14-ąjį etapą laimėjo italas Mikis Biasonas, o lenktynių nugalėtojų tapo olandas Gerardas Derojus, vairavęs Iveco. Lietuviško kraujo turintis Kazakstano atstovas Artūras Ardavičius su Kamaz bendroje įskaitoje užėmė 3 vietą. Tiesa, Artūras Ardavičius ne kartą buvo išsiveržęs ir keletą etapų baigęs 1 vietoje. Kitose automoto laidose į Dakarą dar sugrįšime, juose įspūdžiais dalinsis ir pats varžybų dalyvis, sėkmingai paslaptingusius smėlynus įveikęs motociklininkas Gintautas Igaris. Standartinių visureigių bekelės turizmo varžybos. Štai toks renginys suvienijo 4 varomųjų ratų ir didelio pravažumo technikos mylėtojus. 4x4 ratai klubo surinktos varžybos buvo jau 3-asis bekelės turizmo čempionato etapas, nors tai ir nesunkioji bekelė, o frazė turizmo varžybos taip pat daugeliui galėjo pasirodyti labai nekalta, tačiau varžybų paprastų pasivažinėjimų miško keliukais pavadinti negalėjo nei vienas dalyvis. Varžybų laukiat, ką mes pasiruošę? Pergaliai kaip visada. Varžybos lengvas bus, tikiuosi. Slidu. Slidu. Negerai. Bus matyti prie finišą. Daug ruošitės tokiom varžybom? Pavyzdžiui, kas užima daugiausiai laiko pasiruošimui? Technika ar pačių treniruotės? Gal darbo grafiką sudarėm, kad išėginę turėtumėm. Technika laikės. Nemirtinga. Ką vairuosit šiandien? Patruliai. Va, žolis stovi. Kaip manot, ar konkurencingas automobilis tarp kitų? Tai aišku. Kitaip nevažiuotumėm. Kokią vietą planuojat? 5 kokią iš visos tos bandos. Prie starto linijos stojo 19 ekipažų ir tai buvo paskutinė akimirka, kada komandos buvo lygios. Dalyviams organizatoriai paruošė išties sudėtingų staigmenų, tačiau apie viską iš pradžių. Pirmoje varžybų dalyje vairuotojų profesionalumas buvo išbandytas specialiame greičio ruože, Ukmergės rajone įsikūrusioje Versmės autokroso trasoje ir jos aplinkiniuose keliukose sportininkų laukė ne tik balos ir purvas, bet ir įkalnės bei ledu padengtos nuokalnės. Čia buvo fiksuojamas kiekvieno ekipažo laikas, kurį reikėjo sugaišti apsukant vieną šios trasos ratą.
Sėkmingiausiai čia pasirodė Vytautas Mikitinavičius su 16 numeriu pažymėtų Sangyong Korando. Jis trasą įveikęs per 7 minutės ir nepilnas 6 sekundės, beveik minutę aplenkė artimiausius persekėtojus Darių Bineką ir Justą Tolišių su Nissan Patrol. Versmės prieigose trečią laiką pademonstravo Rimas Marčiulaitis ir Mindaugas Zaunys. Čia 7 metai vyksta šitos varžybos, 6 metų serijos, čia yra 3 varžybos. Važiuojam iš Ukmergės į Panevėžį, dabar išvažiavo į orientacinę dalį visi ir visi važiuoja pagal kelių eismo taisyklės ir turi surasti taškus, prie kurių turi nusifotografuoti. Kiek, sakykit, dalyvių šiandien čia susirinko ir tiesiog ar tos gretos visų lygių gerbėjai plečiasi laikas nuo laiko? Jos dabar yra sumažėję, visiškai aiški priežastis ekonominė, bet aš manau, kada mes pradėsim judinti standartinius visureigius, čia važiuoja daug šeimų, tėvai su vaikais, vyrai su žmonom, aš manau, tada jų padaugės ir atsiras ta tikroji sportininkų lyga. Sakykit, sportininkai šiandien varžėsi ir va šitoje trasoje ir paskui važiuosi į orientacinę dalį. Kas jų laukia čia, va, būtent šitoje vietoje, kas jiems buvo paruošta ir ko jie gali tikėtis ten toliau? Orientacinėje daly yra, gamta paprastai mums padaro, pagerina trasas. Tai šiandien pasnigo, pašalo. Nežinau, mums buvo įdomu jas daryti, kaip jiems seksis išspręsti tas problemas, kurias mes jiems sudarėm trasai, bus matyti kaip finišuos. O čia versmė, kaip jiems sekėsi, kas buvo paruošta? Versmė ne, versmė yra trasa, čia yra autokroso trasa, bet kadangi dabar ta žiema nėra įšalo, tai mes autokroso trasą aplenkėm, važiavom šitam karjerę specialiai visureigiam paruoštom maršrutų ir jiem čia buvo kaip ir greituminis, kuris realiai gavosi, kad 6 kilometrus važiavo apie 10 minučių. Greičio ruožas Versmės autokroso trasoje ir greta jos tebuvo lengvas pasivažinėjimas prieš tą dieną laukusius išbandymus, kai vėliau paaiškės, ne vienam teko nuklysti nuo maršruto ar sušlapti kojas. Panevėžio etapas buvo didelių išbandymų dalyviams, pati gamta smarkiai pasunkino maršrutus, o ir organizatoriai šį kartą nepagailėjo dalyvių. Jeigu Marijampolės etapas buvo greitas, tai Panevėžio pareikalavo daugiau pravažumo įgūdžių. Orientavimosi pagal GPS rungtyje reikėjo surasti 11 kontrolės punktų, o pagal žemėlapį 10. Trumpinant kelią, kai kurie dalyviai iki langų paniro į purvą, sunku buvo visiems, ir patyrusiems bekeliais vilkams, ir ypač naujokams. Laiko normos užduotį tiksliausiai įvykdė Vidmantas Brazaitis su Jonu Stakvilevičiumi. Nissan Terrano vairavę vyrai čia ir iškovojo maksimalų taškų skaičių, apvalų 100. Antrą geriausią rezultatą pademonstravo Kęstutis ir Algirdas Kaminskai. Pasikinkė Jeep Grand Cherokee. Trečiąją poziciją rungtyje nuskynė šeimyninis Rolando ir Renatos čižikų duetas. Bene sunkiausia užduotis dalyvių laukė temstant. Pagal žemėlapį teko orientuotis miškuose ir atrasti tuos vienintelius medžius, kurie buvo pažymėti organizatorių nustatytomis raidėmis ar jų kombinacijomis. Šiuo metu yra pasiekę antro tokio kaip ir etapėlio finišą 5 ekipažai. Liktai, kiek mano turimėmis žiniomis, nei vienas nesulūžęs, nei vienas nesugedęs. Dabar šiame trečiame etape ekipažai turės naudoti ne GPS, o žemėlapius. Tai jie turi 2,5 valandos tai padaryti, susirinkti taškus. Tai bus vienas iš sudėtingiausių etapėlių tokių mūsų šitose varžybėlėse. Kiek iš viso čia laukiama sportininkų ir kur jie keliaus iš tos vietos pajudėję toliau, jeigu šis sėkmingai susirinks taškus čia? Iš viso laukiama dar 15 sportininkų. Jie pajudės link Panevėžio, miško keliukais ir finišuos Kaimiškio miestelyje. Kaip šiandien varžybėlės, kaip dabar, ką įveikėt, su kuo susidūrėt ir ką dabar sprendžiat? Pietaujam. Na ir kaip iki šiol sekėsi dabar? Gerai, pakankamai. Kokias kliūtis teko įveikti, ar tiesiog tokie lengvi pasivažinėjimai? Plaukiam biškį, gervinomės. Taip, nieka, smagiai. O rezultatas ar tenkina? Kol kas čia atvažiavot, atrodo 5. Geras. Nežinom tik tai kaip greituminėm. SR1.
Ar pasiruošę šitiem Panevėžio apylinkių miškam? Na, turėtų būti darbo nemažai ir vairuotojai, ir šturmanai, ir komandai. Nu, matysim, matysim. Standartiniams visureigiams teko klampoti ne tik per traktorių išmaltus miško keliukus, bet ir lipti per vandens pilnus griovius, brastas ir netgi kitą krantą pasiekti tiesiog važiuojant upe. Tačiau kone visi sudvėjojo savo automobilių galimybėmis ir į upę nenėrė. Verčiau važiavo 10 ar daugiau kilometrų aplink ilgesnių, tačiau jų manimų saugesnių kelių. Varžyboms įsibėgėjus tarp ekipažų atsirado nemaži laiko intervalai, tad miškuose juos palaikė žiūrovai ir gerbėjai šildėsi kaip sugeba, o kai kurie atvažiuojančius bekelės monstrus pasitiko liepsnojančiais laužais. Beje, automoto kolektyvas dėkoja vienam iš varžybų organizatorių Audriui Sutkui. Šis bekelės entuziastas dar varžybų išvakarėse parodė vietas, kur dalyvių važiavimą galima įamžinti įspūdingiausiose situacijose. Taigi ši varžybų dalis sėkmingiausiai susiklostė Vidmantui Brazaičiui ir Jonui Stakiulevičiui. Jie geriau pasirodė ir antroje vietoje paliko Rolandą ir Renatą Čižikus, bei trečioje Aidą ir Jonitą Bambonų su Nissan Terrano. Grįžę į finišą dalyviai nestokojo geros nuotaikos, nors dauguma teigia, kad kai kurias organizatorių bei gamtos sugalvotas kliūtis įveikti buvo nelengva. Taip pat intrigos įnešė ir rezultato apskaičiavimo tvarka. Užimta vieta nustatoma pagal daug įvairių kriterijų. Orientacinio ruožų kriterijai yra tokie. Yra laiko norma, kuri buvo duota vieno 3,5 valandos, kito 2,5 valandos. Po to, kas surinko daugiau kontrolinių punktų ir kas pravažiavo mažesnį atstumą ir paskutinis kriterijus laikas. Tai va tos kriterijus, kaip sudėsim, žinosim, kas laimėjo. Dabar finiše kiek jau turi dalyvių finišavusių? Finiše dabar yra 8, dar 11 turi finišuoti, paskutinis turėtų finišuoti už 50 minučių, kad tilptų laiko normą. Dalyviai turbūt atvažiavę finišą dalinės įspūdžiais ir su organizatoriais. Ką sako, kaip jiems ten pavyko tvarkytis su jūsų ten tais paruoštais išbandymais? Šiaip, kadangi didžioji dalis važiavę sunkioji bekeliai, tai šitas etapas patiko. Ta prasme, nes gamta dadėjo savo pipirų, buvo purvo, buvo bandymų veikti brastas, kurios dabar pakilęs vanduo sudėtingai veikti. Niekas nepravažiavo tos pagrindinės brastos per Lievenį. Dalyviai ir mums sakė, kad teko kai kur ten sušlapt kojas. Kaip manot, ar pavyko suorganizuoti šitą renginį taip, kaip norėtų? Aš manau, kad taip. Mes tikėjomės, kad jis bus sunkiausias, kaip ir Dakare būna sunkus etapai, tai šitas iš 4, manau, bus sudėtingiausias ir jisai turėtų surikiuoti pagrindinius pretendentus į prizininkus. Absoliutus varžybų nugalėtojai bus apdovanoti prieš stojantį startą kitame čempionato etape, o šis atrodo jau ne už kalnų. Organizatoriai planuoja, kad 4 standartinių visureigių bekelės turizmo čempionato etapas turėtų įvykti vasario mėnesio viduryje. Datą žadama patikslinti artimiausiu metu.